Labas vakaras. Aš esu Laura Sadauskienė, Rubino renginiai vedėja ir šį vakarą noriu Jums pristatyti mafijos žaidimo taisyklės. Mafijos žaidimas gali būti labai skirtingas, todėl pasakosiu būtent apie Rubino renginį vedamo mafijos žaidimo taisyklės. Tai gali skambėti labai sudėtingai, bet kaip bebūtų, nors ir taisyklės skambės labai painios, aš noriu priminti, kad žaidimo metu aš pasakoju visas taisyklės, komentuoju ir visaip kaip stengiuosi padaryti, kad žaidimas būtų labai lengvas ir suprantamas. Tai yra bazė, kurią turite išgirsti, o pačio žaidimo metu, pačių procesų metu, jūs suprasite, kaip kas viskas vyksta. Ir aš, Laura, tikrai neleisiu jums pasiklysti žaidime ir padarysiu, kad jūs juo galėtumėte pasimėgauti. O dabar nuo pradžių. Tai kas tai yra mafija? Mafija tai yra psichologinis rolių žaidimas. Jis vyksta dienos ir nakties etapais. Diena yra tada, kada mes visi atsimerkę, kalbame ir diskutuojamės, o naktis ateina tada, kada mes užmiegame. Kad galėtumėme užmigti ir nieko nematyti, mums bus reikalingos specialios kaukės. Tai yra kaukės. Atkreipkite dėmesį, jos yra su užklijuotomis akimis. Tai yra tam, kad jūs naktį užmigę užmerktumėte akis ir tikrai nieko nematytumėte. Akyliausi pastebėjęs, kad nosyje yra skylutės. Jos yra ne tam, kad jūs sukčiautumėte, o tam, kad nepadustumėte, kai tinkamai priglausite kaukę prie veido. O dabar apie taisyklės. Kai ateina naktis, jūs užsidengiate kaukę veidą, kad nieko nematytumėte ir aš pagarsinu fone skambančią muziką labai garsiai, kad jūs nieko negirdėtumėte. Ir tada, kai jūs visi užmigsite, aš jums duosiu kortas. Vis tik mafija yra kortų žaidimas. Kiekvienas iš jūsų išsitrauksite kortelę, kuri nulems, kas jūs šį vakarą būsite. Ar būsite paprastas pilietis, o galbūt mafijos atstovas. Kas jūs būsite, kaip minėjau, nulems tik atsitiktinė kortų tvarka. Niekam specialiai į rankas kortų nekišiu. Kas jūs būsite, tai tik tai sėkmės reikalas. Taigi susėdę visi ratu, kiekvienam iš jūsų aš padalinsiu po kortelę, kurioje bus parašyta jūsų rolė. Viskas, ką jums svarbiausia reikia žinoti, tai būtent tą žodį, kas čia parašyta. Netgi jeigu taip nutiktų, kad jūs užmiršite, kortelė visada bus prieš jūsus, bet kada galėsite pasižiūrėti ir prisiminti, kas jūs šį vakarą būsite. Taigi, kaip viskas vyksta? Ateina naktis, jūs visi užmiegate, išsitraukite korteles ir sužinote savo rolę. Tada ateina diena ir laikas yra susipažinti. Kiekvienas, pradedant nuo pirmo dalyvio, žaidime jų gali būti nuo 7 iki 20. Pradedant nuo pirmo dalyvio mes prisistatysime. Kiekvienas iš jūsų turite susikurti savo vaidmenį. Naują vardą, naują profesiją, žodžiu, naujas gyvenimas. Žaidime jūs galite būti kas tik norite. Galite pradėti nuo ūkininko rolės. Galite būti statybininkas, galite būti prezidentas, žodžiu, kas norite, tas jūs būnate. Svarbiausia, kad nepriklausomai, kas parašyta jūsų kortelėje, jūs bandytumėt visus įtikinti, kad esate pats doriausias pilietis. Taigi, visi prisistatysime, o nuo pirmų akimirkų jūsų kiti žaidimo kolegos jau pradės vertinti, stebės jūsų kūno kalbą, stebės jūsų kūno manieras ir visus kitus dalykus ir bandys suprasti, meluojate jūs ar ne. Lygiai taip pat ir jūs stebėsite kitus žaidėjus ir nuo pat pirmų sekundžių bandysite suprasti, ar jie mafija, ar vis tik tie gerieji piliečiai. Taigi, kada visi prisistatysime, prasidės žaidimas. Ateis naktis, jūs visi užmigsite, o aš pakviesiu būti mafiją. Garsiai šauksiu bunda mafija ir tie, kas turėsite ištraukę mafijos kortelę, labai ramiai patrauksite kaukę nuo savo veido, kad nesukurtumėt jokio įtarimo šalia žaidžiančiams dalyviams ir turėsite susirasti savo bendrininką. Žaidime mafijos atstovų gali būti nuo 2 iki 5 priklausomai nuo dalyvio skaičio. Paprastai tai būna 2-3 mafijos atstovai. Taigi susirasit savo bendrininką ir turėsite išsirinkti vieną dalyvį iš visų rate esančių sėdinčių, ką norite nužudyti. Ir turėsite parodyti man skaičių. Jeigu išsirinkote pirmą dalyvį, kiekvienas dalyvis turės šalia savęs numeriuką. Jeigu išsirinksite pirmą dalyvį, parodysite man numeris 1. Jeigu išsirinksite numeris 5, rodote 5. Jeigu numeris 6, rodote 5 ir 1. Jeigu tai numeris 10, rodysit 10. Jeigu, tarkim, numeris 12, rodysit kumštis ir 2. Tai reikš numeris 12. Išsirinksite vieną žmogų, kurį norite nužudyti. Kai abu nuspręsite, abu susitarsite, eisite miegoti. Būna momentų, kada mafija tarpusavy nesusitarė ir nuomonės išsiskiria. Tada vienas iš mafijos atstovų bus ne šiaip mafija, o mafijos bosas.
Mafijos bosas žaidime būna tik vienas. Taigi aš vis tik žiūrėsiu ir paskutinį žodį galės tarti mafijos bosas. Jeigu nesutarsit, būtent jis tars lemiamą žodį. Mafija išsirenka, ką nori nužudyti ir keliauja miegoti. Tada aš kviesiu busti visus žaidėjus. Pabudę visi žaidėjai sužinos iš manęs, kas tą naktį buvo nužudytas. Tarkim, numeris 3 pranešiu, labai gaila, apmaudu, bet žuvo numeris 3. Kas tada vyksta? Numeris 3 iškrenta iš žaidimo. Jis turi atsitraukti nuo stalo, bet prieš tai turi trumpą atsisveikinimo kalbą, kada gali visiems pasakyti, ką nori. Gali pasakyti, ačiū mėlyjei, koks buvo nuostabus žaidimas, gali jūs pasiųsti labai toliau už tai, kad nužudėte jį patį pirmą. Žodžiu, žargonas tuo metu būna absoliučiai neribojamas. Taigi pasakysite savo emocijas, kaip jūs jaučiatės, kaip kas vyksta ir galėsite netgi įtarti savo įtariamuosius, kas galėjo tai padaryti. Miręs žmogus atsitraukia į dvasių pasaulį. Dvasios jau, kai iškrenta iš žaidimo, jos nebegali komentuoti, kalbėti, jos gali tik stebėti. Taigi, kad ir kaip liūdnai skamba, kad jūs mirsite, žinokit, yra ir geroji to dalis. Mirti yra labai smagu. Nes nuo tos akimirkos, kai jūs mirsite, jūs naktimis nebeturėsite miegoti, tai reiškia, kad dieną, tai yra naktį, jūs nebesidengsite kaukę ir jūs matysite viską. Matysite, kaip žaidėjai žudo, o diena sako, ne, tai tikrai ne aš. Taigi pamatysite, kad bus tikrai smagu stebėti. Atsitrauksite iš žaidimo ir paliksite žaidėjus, kurie dar yra gyvi. Visi gyvi žaidėjai, pradedant nuo pirmo dalyvio ir einant ratu, turės galimybę pasisakyti ir įtarti bent vieną iš šalia esančių, kas galėtų būti mafija. Visi pasakė savo įžvalgas, savo pamąstymus ir įtarė bent vieną žmogų, vakaro pabaigoje turės balsuoti. Visi, kas bus įtartini, visus juos aš priminsiu ir mes balsuosime. Tas, kas surinks daugiausiai balsų, bus vietoje nušaunamas. Tam prieš jūs bus padėti šautuvai. Taigi pasimsim, nusitaikysim ir nušausim į tas, kas susirinks daugiausiai balsų. Kai įtariamasis bus nušautas, mes labai lauksime momento, kada jis atskleis kortelę. Vis tik, kas jis yra. Ar paprastas pilietis? O galbūt mafija. Piliečių tikslas dienos metu išsiaiškinti visus mafijos atstovus ir per 1, per 2, per 3 tiek, kiek naktų reikės, surasti visus mafijas ir jas nužudyti dienos metu. O mafijos tikslas neišsiduoti ir iki pat žaidimo pabaigos išlikti ir meluoti. Tiek meluoti, kad liktų iki pat žaidimo pabaigos bent vienas mafijos atstovas. Jeigu taip nutinka, kad žaidime lieka lygus skaičius piliečių ir mafijos atstovų, taškas keliauja mafijai. Aišku, kad mafija yra kur kas lengviau žaisti, nes jis yra ne vienas, jie yra keli ir naktimis jie vienas kitą mato ir jie paprastai veikia kaip komanda. Jie balsuoja kartu, jie veikia kartu ir jiems yra lengva veikti prieš piliečius. Taigi žaidime turėsime keletą papildomų žaidėjų, papildomų profesijų, kas turėtų palengvinti žaidimą piliečiams. Tuo juos ir pristatysiu. Vienas iš tų žaidėjų yra gydytojas. Naktį, kada jūs visi miegosite, aš kviesiu busti mafiją. Mafija pabus ir išsirinks vieną, kurį nori nužudyti. Parodys skaičių ir eis miegoti. Tada kviesiu busti gydytoją. Gydytojas ramiai patrauks kaukę nuo savo veido ir galės išsirinkti vieną, kurį nori pabandyti išgelbėti nuo mirties. Tai reiškia, jeigu jis atspės, ką tą naktį žudė mafija ir parodys būtent tą patį žmogų, tą patį numerį, vadinasi, po nakties mes neturėsime aukų ir persvara bus gerųjų piliečių pusėje. Taigi, jeigu mafija žudė, tarkim, numeris 3 ir gydytojas tą pačią naktį parodo būtent numeris 3, viskas, po nakties aukų neturime ir žaidžiame toliau. Be abejo, tikimybė atspėti yra kur kas mažesnė negu to nepadaryti, tad yra didesnė tikimybė, kad gydytojas nepataikys, bet nieko tokio, jeigu tai įvyks, tiesiog žaisime toliau. Gydytojas, jis gali gydyti ir pats save, bet tik vienintelį kartą per visą žaidimą, tad gydykite atsakingai. Ir negana to, kad nebūtų nemirtingų žmonių, gydytojas negali gydyti 2 kartus iš eilės. Jeigu vieną naktį gydė, tarkim, numeris 3, sekančią naktį jau reikėtų pasirinkti kažką kitą, bet po to galime vėl grįžti prie numeris 3. Tiek apie gydytoją, keliaukime toliau ir sekantis mūsų žaidėjas yra
Komisaras. Ką daro komisaras? Komisaras, kaip tikras policininkas detektyvas naktį, kada visi miega, kai mafija padaro savo darbą, kai gydytojas bando pagydyti bundą, tai yra aš kviečiu pabusti komisarą. Tas, kas esate išsitraukę komisaro kortelę, ramiai patrauksite kaukę nuo savo veido ir turėsite galimybę patikrinti vieną iš šalia sėdinčių. Tarkim, labai tartinas pasirodė numeris 5, taigi parodo numeris 5, o aš, vedėja, kadangi aš viską žinau, aš jums pasakysiu, ar jis yra geras žaidėjas, ar jis yra mafija. Atkreipkite dėmesį, liuksas reiškia pilietis, gydytojas, ar kažkas kito, kas yra geras pilietis. O taip jau suprasit iš mano veido, mafija reiškia blogiukas mafija, kurį reikėtų nužudyti. Komisaras tos galios naktį neturi, bet ką daro komisaras su šia informacija? Naktį sužinoja šiek tiek subtilios informacijos dieną, kada visi kalbės ir diskutuos, komisaras žinos jau šiek tiek daugiau ir jam bus kur kas lengviau apsispręsti, už ką reikėtų balsuoti. Taip pat jis gali pabandyti įtikinti ir kitus piliečius, kas yra vertas kulkos, o kas yra geras žmogus ir reikėtų nuo jo atstoti. Komisaras, kaip ir visi likusieji žaidėjai, negali rodyti savo kortelės, kuri bus padėta prieš jūs tol, kol nemirė. Kol esate gyvi, kortelės liesti negalima. Nebent norite labai tyliai prisiminti, kas jūs toks esate. Taigi komisaras liesti kortelės negali, rodyti kortelės negali, bet jeigu jis labai nori, dienos metu jis gali netgi prisipažinti, kad jis yra komisaras ir tarkim, jeigu sužinoja naktį, kad numeris 1 yra mafijos atstovas, jis gali paimti ir dienos metu tai pasakyti hibrydą. Aš esu komisaras ir aš žinau, kad pirmas yra mafija, užteks čia žaisti, užteks spėlioti, paimkim jį ir nužudykime. Bet paprastai komisarai tai nedaro. Kodėl? Nes jeigu mafija sužinos, kad jis yra komisaras, akivaizdu, kad iškart artimiausią naktį komisaras bus nušautas. Todėl komisaras paprastai šią informaciją palaiko iki to kirtinio taško, kada jau nebėra kur dingti ir žaidimas balansuoja ties laimėjimu ir pralaimėjimu, tada komisaras atsidengia ir sako, aš esu komisaras ir tikrai žinau, kad tas geras, tas blogas, vienykimės ir balsuokime. Dabar šiek tiek sujauksiu jūsų mintis, bet pasakysiu ir tai, kad rodyti kortelės negali, bet kalbėti gali kas ką nori ir kas kada nori. Taigi netgi jeigu taip nutiktų, kad mafija jau būna įsprausta į visiškai prie sienos, būna, kad netgi mafija blefuoja ir apsimeta komisaru. Ir sako, kad aš esu komisaras ir žinau, kad kažkas mafija, imkime ir balsuokime ir veikime taip, kaip aš pasakiau. Retas dalykas, bet būna ir taip. Tad būkite atidus, kada komisaras jums kažką sako. Nebent, kaip jau minėjau, kiekvienas po mirties turi trumpą atsisveikinimo kalbą ir lygiai taip pat ir komisaras, kai jis miršta, jis turi galimybę jums pasakyti atsisveikinimo kalbą. Tai reiškia, kad jis galės išduoti viską, ką žino, labai aiškiais ir tiksliais skaičiais ir pavadinimais ir vardais. Kai bus komisaras, tarkim, ar mafijos naktį nužudytas, ar dieną nužudytas pačių žmonių, jis galės pasakyti, na ką, buvau gyvas 3 naktis ir sužinau ten tokį ir tokį skaičių ir žinau, kad 3 geras, 6 geras, bet 12 mafija. Tada, ką jau pasako komisaras po mirties, jau būtų kvaila jo netikėti, nes jis jums parodo, kad jis yra komisaras, tada jau tikrai tikėkit, ką jis pasakė ir būtinai veikite pagal jo žodį, nes komisaras žaidžia gerųjų pusėje. Tiek apie komisarą, o dabar apie paskutinį mūsų ypatingų galių turintį žaidėją, mano mėgstamiausia, todėl jų žaidime turėsime netgi 2 ir tai yra geiša. Ką daro geiša? Geiša, švelniai tariant, yra eilinė prostitutė. O geišos mūsų žaidime turi garbės naktį, kada aš pakviesiu jas pabusti, išsirinkti vieną, patį gražiausią, nuostabiausią ir kokiausią ir parodės skaičių, tai reiškia, kad geišos tą vieną žmogų pamylėjo. Ir pamylėjo taip grubiai, kad sekančią dieną išrinktasis negali kalbėti ir negali balsuoti. O kas yra labai svarbu. Tada aš paminėsiu taisyklių metu, kad geišos nėra šiaip kažkokios tuštutės prostitutės, kaip vadinu, jos yra labai reikalingas žaidime žmogus. Jos gali tildyti žmonės ir tai ypatingai yra svarbu, kada žaidimas eina į pabaigą. Ir jeigu geišos nujaučia, kas yra mafija, tai tegul tildo jį, kad ir kiekvieną naktį iš eilės, kad jis negalėtų meluoti toliau ir negalėtų balsuoti, kas yra labai svarbu. Taigi geišos, jeigu nujaučiate, kas yra mafija, pirmyn. Nors kaip gydytojas negali 2 kartus iš eilės gydyti to paties, geiša gali, kad ir kiekvieną naktį pulti tą patį žmogų. Tai tik atsargiai, geišos gi nežino, kas yra mafija. Gali būti, kad jūs užpulsite ir paprastą pilietį.
Pristačiau jums visus ypatingų galių turinčių žaidėjus, juos tikrai pajusite ir pamatysite žaidimo metu, tikiuosi taisyklės buvo pakankamai aiškios, jeigu turėsite klausimų, galėsite juos užduoti man žaidimo metu, o dabar linkiu jums patirti malonumą su mafija ir pajusti tą priklausomybę, ką paprastai pajaučia mafijos žaidėjai. Iki susitikimo žaidime.